Kelk sėdmenis. 35 kortelė. Nuo aktyvaus ar pasyvaus judėjimo, kokio jūs šiandien būsime esate, jūs žinot geriausiai pats. Bet atsiranda tokios dalykos, kai dubens lankos yra nestabilus. Tai gali būti ir po gimdyvinio dalies, ir vyrams su dubens lanko esant šlapimo pūslės uždegimais ar kažkokiais prostatiniais reikalais. Tai įsivaizduokite, kad čia audinys yra silpnas ir mus kviečia jį sustiprinti. Kiek šiandien turit galimybių? Turit šiandien tiek galimybių. Tik tais kitas klausimas. Ką jūs norit labiau sustiprinti? Ar nori daugiau stiprinti dubens lanką, ar nori stiprinti dubens lanką su keturgalvinė dalį? Tai čia klausimas yra jums. Ką kviečiu susipažinti su dubens lankų tvirtinimu, tai daugiau nugarinė dalis. Įsivaizduojame, kad turime kažkokį patogų daiktą prieš save, stabilų, tvirtą, ar tai būtų draugas, ar tai būtų radiatorius, ar tai būtų durų rankena, ar tai būtų kolega. Nesvarbu, svarbiausia, kad jūs jaustumėt tvirtai ir saugiai. Taigi turime kažką, kas mums padeda atsiremti, ar tai siena. Taigi atsiremia ten, kur aš jaučiuosi gerai ir atlieku judesį, įsivaizduoju, kad noriu atsisėsti į kėdutę. Taigi, žiūriu, kad mano keliukai matytų pirštukus, lygiai greičiai išlaikau savo pėdą, lygiai greičiai tiesiai, lengvai išrečiu sėdmenis į viršų, neišrečiu taip, kad susispausta mano stuburinė dalis apatinė. Tai šito venkime, tiesiog minimalus išlenkimo linkis yra. Sėdmenis pilvai traukiu, sėdmenis suspaudžiu ir pagal savo galimybę tiesia nugarytę įsivaizduokit, kad kažkur norit atsisėsti. Jaučiame spaudimą apatinėje dalyje. Viskas su jumis gerai. Stebime, atliekam judesį paprastai. Atliekate reiškia iš kauliukų, o dabar atliekam viską iš raumens. Tai įtempiam sėdmenis, įtraukiame pilvą ir pagal savo galimybės, kiek aš galiu šiandien leistis tiesiai, tiek aš nusileidžiu. Įtampu raumenis ir kylu į viršų. Nekilkime iš kelių, o kilkime iš raumenų. Norit aktyvuoti daugiau mūsų ir keturgalvinė dalis? Žinoma, mes šiek tiek daugiau pasilenksime į priekį, tai 45 laipsnius, pasilenksit 48, viskas gerai, nenuodėmė. Svarbu, dirbkime iš raumenuko. Ir natūraliai rankas pakelsime viršą, daugiau galėsime patūpti, svarbu žiūrėkit, kad matytumėt savo pirštukus, kad keliai neįtų už pirštų, o keliai eitų lygiai greičiai prie pirštų, netgi geriau rekomenduojama centimetrus 2, kad matytumėt savo pirštukus. Ir kylame iš raumenukų. Tai kylame iš suspaustų raumenukų. Traukiam pilvą, sustabilinam kojas ir atliekame stabiliai, tvirtai su kvėpavimu judesį. Kelk sėdmenis.